Kaip sakiau, kad nufilmuoti video trumpą yra paprasčiau negu parašyti straipsnį, postą. Tai kartais vat, ateina per kelias dienas daug įvairių minčių ir daug informacijos, kuri tarpusavį ten įvairiuose dialoguose susireguliuoja, aiškėja ir visa kita. Ir kada tas informaciją gali sukrauti daug per 10-20 minučių, tai labai svarbu, kad svarbiausia yra pasakyti tai, ką sužinojai, nes kada pasieki tokią tam tikrą transformacijos būseną, ta informacija ateina tokia labai svarbi kiekviename žingsnyje. Na ir jeigu jau tą sužinai, tai pasakai, tai rašai daugiau ne kažkam, bet rašai savo, kad kažkur tai gali pasižiūrėti, atsiminti, kokie ten tą dieną taškai aktualūs buvo, nes patėjusi mūsų žingsniai po savaitės kitos, tai iš atminties įsitrina, bet nupasakoti akcentai papildo, kas mūsų kelyje per tą laikotarpį buvo svarbaus, pačiam daug ką paaiškina. Tai čia dabar tokia buvo viena iš temų įvairiausiose diskusijose ir kituose įvykiuose. Vyko klausimas, kaip sąvoka ilgai buvo man irgi tik tai teoriškai suprantama, bet dabar jau kaip ir gyvenime matau realizuojasi, ką reiškia mąstyti globaliai, o veikti lokaliai. Čia gal tokį daugiau politinio galima atspalvį metaforą paaiškinti, kaip atrodo, kaip supranta, kaip sakyti, žmogus tą visą mūsų gyvenimą, kas vyksta pasaulyje per savo tą transformacijos pasiektą lygį. Čia, kaip sakyti, papasakosiu, kaip kažkokioj diskusijai kalba buvo sudėliota ir man atrodo, kad tai buvo logiškai viskas surinkta į vieną piešinį. Kai dabar matom, kokie įvykiai Amerikoje, kokie įvykiai Kinijoje, Europoje, kaip matosi tas, kaip sakyti, globaliai pojūtis, kada žiūri iš transformacijos tam tikro lygio. Tai matom, kad Amerika daug metų buvo pavyzdys, etalonas, bet tiek Amerikoje, tiek kapitalistiniam pasaulyje žmonės jaukiai užmigo geroj teisingoj santvarkoj. Buvo laikas, kada mokėmės mes už vakarų visų best praktikų, gerųjų praktikų ir visa kita. O dabar tenka susidurti su tai žmonėm, kurie bendrauju, ypač tas suprantamasias rytise, kai ten tos praktikos nėra taikoma. Nes ten suradome mes principus, kas yra standartai, visa kita, bet žmonės dabar, kurie susiduria realiam darbe vakaruose, matosi, kad ta praktika, best praktika, kuri buvo sukurta 10 ar 20 metų atgal, dėja, toks veikia principas: neužgaukit savo kaimyno, nepasakykit kažką per staigiai. Ir po truputėlį buvo toks jausmas, kad vakarai eis pirmin, bet tai nenoras užgauti, kažkaip tai spręsti. Kada nežinai, ką daryti, tai paėmi, paprasčiausiai atsargiai koją statai. Bet iš kur tos principas gaunasi, mes tai, kai versle, kada rinka buvo Lietuvoje dar tuščia ir nepadalinta politiškai, lobistiškai iš švogerio kraštų, kiekvienas kažkaip tai turėjo išlysti tam tikrą lygį, kur surūšiuoja visus.
pagal partiją, seniūnijas, savivaldybės ir visa kita. Tai čia tokia tema gyvenime. Jinai niekur nesidėsim, turi būti, bet vat tuo laiku mes radome geriausias praktikas, standartus, o dabar pamatėme, kad praėjo tiek laiko ir vakaruose žmonės, kurie dirba tose srityse, kuriuose teko pačiupinėti tą geriausią praktiką, matom, kad tokios pačios problemos ir kartais net ir sudėtingesnės negu pas mus posovietiniai situacijai. Tai matosi, kad kodėl vakarai užmigo, buvo vienas kelionių agentūros pavyzdys, kai ieškojo savo programos, labai daug pritaikė puikių mūsų lietuvišką kompaniją marketingo ir kitų įrankių ir nuvažiavo semtis patyrimo, pavyzdžiui, į Angliją, o ten pasirodo, kad ta kelionių agentūra, kuri 100 metų dirba, pas ją pasisemti tokių dalykų nebuvo galimybės, nes anūkai, tai yra seneliai, vaikai, anūkai, proanūkai ir visa kita, nu, jie ateina ir perka paprasčiausiai ten, kur artimiausiai, nes jau tradicijos nuvedė į tą kvartalą, rajoną, miestą ar dar kažką tai aptarnaujančius tuos klientus. Nereikia ten ypatingo konkurentų tyrimo, nes jeigu jau 2-3 kartos perka tuos pačius kelalapius panašiais maršrutais, tų pinigų užtenka, kad galėtum vystyti savo veiklą. Tada nustebau ir mes daugelis nustebom, kaip čia dabar gali būti. Mes čia beveik suskaičiuojame visus keleivius lėktuvuose ir žinome, kiek kokių konkurentų lėktuvė sėdi, kuria kryptim nuskrido. O ten tai visai nenaudojama. Tai taip pasirodo ir paprastose darbuose yra, kad kada dabar dirba mano kolegos tokiose įmonėse, kur turėtų būti taikoma tie projektų valdymo, IT sprendimų, geriausių patyrimo dalykai, pasirodo, kad ne, šitoj vietoj problemos yra. Tokie, kaip sakyti, atsakingi žmonės kaip projektų vadovai dirba, kažką girdėjo, žino, bet bando taip, kaip sakai, nežinai, ką padaryti, tai stengiasi bent jau kaimyną neužgauti, kolegos ir visa kita. Tai geriausias sprendimas būna, kai visi pasakė 10 teisingų sakinių, bet atrinkti, kuris prioritiškesnis negali, tai sudeda visus į vieną krūvą, gaunasi didžiulis dokumentas, ką norima ten padaryti, ir kai tą realizuoja, niekas nebesupranta, kodėl tai neveikia. Nes tai, ką jie ten surinko, labai toli nuo to standarto, kurį kažkada tai buvo kaip pagrindinė schema atrinkta. Va, tai toks yra, kaip sakyti, vakaruose žmonės stengiasi nesugadinti santykių. Tai dėl to toksai ir yra, buvo klausimas, o kaip elgtis toj situacijai, kai žinai. Tai irgi yra tam tikras algoritmas, bet reikia labai atsargiai praeiti tam tikrus žingsnius. Tai kas ir gaunasi dabar Amerikoje, kada ten viskas buvo sukurta daug gerų dalykų, bet vėlgi auksiniam amžiuje šitam Amerikos žmonės priprato prie tam tikro komforto zonos, kurią pastumti į šalį yra sudėtinga. Bet ateina laikas, kada kažkas tai turi keistis ir va dabar Amerikoje rizika išlaikys, o neišlaikys tą pokyčių etapą. Va, kai matom dabar Kinija, taip mąstant globaliai, pasiruošusi perimti pasaulio vairą, taip pasakyčiau, nes tai, ką dabar jie daro ir gamina, tai visada, kad per tas paskutinius dešimtmečius, kada ten buvo kaip pigi darbo jėga naudojama, visas žinios buvo atiduotas know-how ir visa kita, jie visą tą pasinaudojo ir dabar daro viską daug ir kokybiškai, tokiu būdu bando užkovoti visą pasaulinę rinką. Nu ir tuo būdu, kada dabar Amerika bando į kažkurią tai pusę susiorientuoti,
Kinai jau senai žengia tą savo didžiąją sukauptų potencialą į priekį, kryptingai. Nes jie dabar visą tą žinią surinko ir panaudoja, ir kai tai technologijos ir daiktai, produktai yra aukščiausio lygio, taip galim pasakyti, o visas tas, kas buvo pas mus Europoje ir kitose šalyse sugalvota, na, kaip sakant, atiduotas į rankas pigias darbo jėgos pasinaudojant. Nu, toks yra dėsniai, visur yra sudėti dėsniai, čia nei klaida, nei nieko taip turi būti. Bet faktas tas, kad atiduota ir ten, kaip sakyti, prigijo. Tas pavyzdys jau toks buvo, kada maža Japonijos šalis pasikvietė kokybės vadybininką Demingą. Demingas ten įdėgė paprastą kokybės ratą, kaip žinom, ten planuok, veik, kontroliuok ir gerink kiekvienam procese, kiekvienam sraigtelyje. Ir tokiu būdu gimė Sony, Mitsubishi, Yamaha ir visi kiti prekiniai ženklai, kurie, na, tam tikrą laikotarpį pakėlė visą Japoniją į kitą lygį. Tai dabar panašus fenomenas vyksta, planuojasi dar didesnėme teritorinėme regione. Kinija ir kiti šalia gulintys sėterai esantis regionai, nes jeigu imsim Indiją, tai irgi ten buvo daug žmonių, bet kadangi jie atėjo į tokį momentą, kada darbo žmonės reikėjo, tai darbo jėgą reikėjo kažkur panaudoti, tai na, ką jie žiūrint iš informacinių technologijų pusės, panaudojo CMMI standartą, kuris moka sugraduoti IT procesų brandumą į 5 pakopas. Ir jie sukūrė tokias įmonės, kurių lygis siekia 4 pakopą, 3. Ir kai buvo toks laikotarpis, kada visi klausdavo, kaip galvojate, kokioje šalyje daugiausiai yra 5 lygio IT kompanijų sertifikuotų, visi šaukdavo arba tai Amerika, arba Japonija, bet iš tikrųjų 10 kartų tokių įmonių būdavo Indijoje. Ir kada dabar buvo samdomi indai kaip pigi informacinių technologijų darbo jėga, tai vėlgi ten pagal tą standartą išaugo kelios kartos aukščiausio lygio informacinių technologijų specialistų, na ir jie automatiškai dirbti į sinergiją su. Ir dabar dirba ir naudojama visą tai globališkai žiūrint tą situaciją. Kinijos visi, kaip sakyti, pasiekti pasiekimai susideda su Indijos ir IT šitais, kai tikim, ištreniruotais teisingais žmonėmis. Ir va taip, atrodo, kad tai buvo 3 šalis, dabar jos taps arba dominuojančios, ar įsivyraus balansas, bet visai kitame lygyje. Tai va čia toks ir globalinis atrodo dalykas ir kaip parodė mano tokie kai kurie įvykiai, kadangi visose šalyse yra mano kažkaip taip žmonės, su kuriais tenka kontaktuoti, tai matosi, kad imkim tokią Vokietijoje buvo sukurta labai svarbi šiais laikais visas geriausias žinias integruojanti metodika, kaip verslo transformacijos metodika, bet jeigu ten pažiūrėsim, ar yra pačioj Europoje skelbimų, kur reikalingi verslo transformacijos vadybininkai, tai pamatysim, kad niekur to dar ir nereikia. O Amerikoje tokių skelbimų daug, teisingai sudėlioti visi akcentai reikalavimams. Tai va, tai, sakysim, tai pavyzdys, kad globališkai žiūrint iš aukščiau, Europoje gimė super metodika, bet niekur netaikoma, nes visi bijo užgauti kaimyną ir kolegą, o transformacija yra procesas gan toksai, kaip sakyti, reorganizacinis. Ateina laikas, kada švelniais metodais nieko nepakeisi, tai vat Amerikoje ten
verslo transformavimo vadybininkų skelbimų daug ir poreikis yra didelis ir visų jų atlyginimas yra 30-40% didesnis negu bet kokio kito lygio vadybininko. Kodėl? Tai čia matysim, kad dabar yra tas transformacijos versle pasaulyje laikotarpis, 21 amžius turi visai kitas žaidimo taisyklės negu anksčiau. Tai o dabar toksai globalinis požiūris, kad mato vienai pusėje Ameriką su savo raida, kitoj pusėje jau nebe Europa, o Kinija su visais, Indija ir kitais regionais apsijungia. Tai klausimas, žiūrint lokaliai, kurgi ten mažam žmogeliui dėtis, kai tokie dalykai bręsta. Tai pavyzdys gali būti toks, kaip vienas mano kolega, kuris jau pribrendęs yra pasiekti, kaip minėjau, tokį verslo transformacijos lygį, susiduria darbe gyvendamas vakarų Europos valstybėje, kur atrodo viskas turėtų būti išblizginta ir teisinga, susiduria su tom problemom, kurios mes susidurdavom mūsų mažos lietuvėlės posovietiniam regione. Na ir tas mano kolega bando gilintis, pakeisti tą nusistovėjusią tvarką iš apačios ir jau jisai turėtų būti didelis verslo transformacijos projekto vadovas, o jis bando lysti į programuotoją, nors į tą tokius dalykus reikia spręsti iš viršaus, o ne iš apačios. Tai vėlgi kiekvienam reikia suprasti, kad iš to pavyzdžio galim pasakyti, kad kartais reikia suprasti, kad jeigu skirta tau globaliai mąstyti ir globaliai kažką padaryti, nelysti į tokį taktinį ir operatyvinį, ten funkcinį lygį, o atsistoti ir pasidaryti, kas ten tarp, jau globaliai mąstant, tarp Amerikos ir Europos pakybo. Ir jeigu ten žinai, kad verslo transformacijos laikai atėjo, tai tada kažkur tai pajusi, kaip priauksi, kad jau laikas žiūrėti ne tik tai skelbimus Lietuvoje, Europoje, bet ir Amerikoje. Nes ten, jeigu sukaupia reikalingą kompetenciją, šitie žmonės turi atrasti savo vietą. Viskas priklauso nuo transformacijos vadybininkų ir vadovų, nes Amerika turi transformuotis kažkokiu būdu, Kinija viską tą pritaikė, transformavosi tokiu būdu, kuris nebuvo toks, kaip pavyzdžiui, dabar, kurio gyvena mūsų tas pasaulis vakarų kapitalistinis. Kiniečiai radikaliai, kaip pasakyti, tokį žiaurų pavyzdį pasakysim, jeigu taip imsim miestą Pekinas ir Maskva, tai Pekinė taip viskas pertvarkyta, kad koordinaliai iš vieno galo į kitą nuvažiuosi, taip galim sakyti, per 1 valandą per visą miestą, nors milijonų neskaičius yra žmonių toks pats, bet be jokio sustojimo, nes šviesoforai, nu, kaip sakyti, ir visas dalykai apskaičiuoti dirbtinio intelekto principu. O kaip tai daroma, suprantate, nugriaunamas miesto kvartalas, jeigu nori nugriauni kaimą, žmonės išrūšiuoja, kurie tinka kažkokiem vienai kitai pozicijai pagal tam tikrą metodiką, išmėtė juos į daugiaaukščius pastatytus, kur jau lygios gatvės sudėliotos, kas niekur netinka, utilizuoja COVID priedangoje, problemų nėra, niekas ten nežiūri, kaip sakyti, ar užgausi ar neužgausi kaimyno, ar kažką. Tai kažkokia autoritarinis toksai valdymas yra vienas iš tokių greito transformacijos būdų. Ir dabar, kada matom, kaip Amerikoje vyksta viskas skausmingai, kai mes tai vadiname vakarų civilizuotas pasaulis vienus dalykus turi, o Kinijai aš įsivaizduoju, kad vyksta viskas operacinio pjūvio būdu.
nugriovė Pekiną, paprastai vaizdžiai pasakius seną, iš karto perbraižė visą iš naujo, kas nepatiko, yra tos, kur reikia patraukė į šalį, o kurie naudingi sudėjo į tam tikras pozicijas, kad funkcijos skambėtų kaip orkestras, simfonija, funkcijos procese kaip natos. Va, tai tokį vaizdą, jeigu pagalvoji, jeigu tai yra tiesa ir realybė, tai kažkokiais tokiais būdais iš tikrųjų 21 amžiuje pokyčiai turi vykti, jeigu nori, kad jie įvyktų į kažkurią pusę, nes vat kaimynai, kurie iš agrarinių šalių kaip Kinija, Indija ir visa kita pasiekia technologinį aukščiausią lygį, tai gali būti pavyzdys, kad žiūrėk, kas ten vyksta ir pamatysi, kaip dabar nuo vieno krašto Pekino į kitą nuvažiuosi per kiek laiko pasimatuok, o paskui nuvažiuosi į Maskvą, tai ten viadukų priraizgyta kaip laidų, bažnyčia stovi po viaduku, kupolas auksinis išlindęs, nes kaip sakyti, kažką reikia išsaugoti ar dar kažką tai, o ir teko man Maskvoje važiuoti ten kokį gal 20 km iki oro uosto, tai aš penktadienį gal kokias 5 valandas važiavau, nes ten judėjimas, na, turbūt panašus į pėsčiųjų ėjimą. Tai va, jeigu ten 20 km važiavau 5 valandas, turbūt visą Pekiną nuo vieno krašto iki kito, ten gal tokius 3-4 kartus suvažiuotum, tiksliai nežinau, bet jausmas turėtų būti kažkoks tokio, tai kai palygini šitos globalinius realius dalykus, supranti, kokį kelią reikia galbūt pasirinkti. Ir mūsų kiekvieno laukia toksai pats greitas bet ir skausmingas, bet išlikimas per tokią kategorišką transformaciją, greitai reikia sužinoti žaidimo taisyklės ir jas pritaikyti. Ir vėl, kada matai, kad jeigu situacija tave traukia į globalinį dalyką, tai žiūrėk, atsistojęs tarp Amerikos ir Europos, kasgi vis dėlto dabar kokie transformacijos metodikos dalykai vyksta, nes kartais gali sukurti metodiką, bet negalėsi panaudoti, nes, kaip sakyti, sako, mes norim transformuotis, bet nedarykime jokių radikalių dalykų. Tai klausimas, tik žodis pas transformacija, tai jau nei improvementas, nei kažkokia tai inžinieringas, ten buvo tik tai užuomazgos tokių dalykų. Kiekvienam terminai po 10 metų, 15, 5, o viską tai susijungia į verslo transformaciją, tokia vadinasi Business Transformation 2 metodika, SAPO sukurta ir joje matai visą dabartinę globalią situaciją išrašytą į vieną knygą. Tam kaip paisi, tai ko gero beveik kaip gyvenimo Biblija gaunasi. Tai vat kartais klausimas, kas yra mąstyti globaliai, suprasti, tai tam, kas aplinkui vyksta, bet reikia nusileisti į gyvenimą lokaliai ir po truputėlį mažą pakeitimą daryti kiekvieną dieną. Na ir suprasti, kad tai, kas vyksta, turi didžiulius dėsnius. Tai jeigu tai žiūrint vėlgi tą tokią situaciją aktualesnę kaip karas Ukrainoje, tai vėlgi ir Lietuva, jis vaidmuo Lietuva, maža šalis, turi ypatingą savo energetiką. Vis paskirtis didelė, nes perestroika ir visa kita prasidėjo Tarybų Sąjungos griovimas, išardymas, nes jau, kaip sakant, tas modelis savo atitarnavo nuo Lietuvos. Tai kad mažoje šalyje kartais prasideda didžiuliai procesai, didelesniai šalyje, tai būtų sunku įvykti, o mažesnios tenai smarkiai nepulsi, nes, kaip sakyti, galbūt greičiau susikursi, nors atrodo, kad paprastesnis dalykas, bet jeigu, kaip sakant, Lietuva Marijos žemė, tai turi savo uždavinius, turi būti kažkur tai kaip Liuksemburgas, Austrija, mažos tokios šalis, kur sėdė tarp didelių šalių ir juos neutralizuoja, palaiko
energetinį regiono balansą. Tai, kaip sakyti, tam, kad energetiškai mūsų Marija Žemė išlaikytų tam tikrą zoną, turi būti tam tikra ramybė. Nu, o kautis tuo metu, kadangi gyvenime taip jau numatyta pagal scenarijų, lemta Rusijai su Ukraina. Tai irgi matoma, kad mūsų Žemė tam ezoterinėme žemėlapyje turi svarbią vietą, savo funkciją ir daugelis tokių energetinių stabilizuojančių dalykų persikels į mūsų šalį, nes čia yra saugiau, mažiau gamtos kataklizmų, o lytinių kažkurioje tai vietoj turi būti ramu, šilta, gražu, daug vandens, žalumo, na, kad mažos tos proto sieklos neišnyktų dabartinėme pasaulinėme uragane.